Mhm. Nu tai ką, Jevgenijau, smagu tave matyti. Smagu irgi. Kalbinu ne šiaip sau, pas mus artėja čia tas toks fainas renginys, kurį darom kelis kartus per metus. Tai darėm kaip minimum jau vasario mėnesį, planuojam ir rudenį, bet dabar jisai bus birželio 8 dieną. Tai visus kviesim, nes ir tu pats dalyvausi, ir žaidimą pristatinėsi ir panašiai. Tai vat labai norisi pakalbinti visus tos vedančiuosius, kurie praves savo žaidimus, kurie praves savo praktikas, nu, tiesiog sužinoti, dėl ko būtent pas tave, aš kreipsiuosi jau, kadangi tave pažįstu, kreipsiuosi tu, tai įdomu sužinoti, bet kas tu per žmogus, kaip iš vis atsiradai šitam pasauliu, bet šitam kosmose, kuris tau už nugaros, tam žaidimų toje erdvėje. Nuo kada, galbūt nuo ko pradėjai, ar ne, kokia tavo yra sritis. Tai aš taip čia sumečiau daug klausimų ir dabar visai būtų smagu iš tavęs išgirsti. Gerai, pabandysiu iš eilės viską į visus klausimus atsakyti. Leiskit prisistatyti, Eugenijus, vesiu ir dalyvausiu jūsų festivalė birželio 8 dieną. Ir aš atsiradau šitam kosmose, nes tikrai metaforinių žaidimų pasaulis, coachingo pasaulis, tai galima sakyti mūsų vidinis kosmosas. Ir atsiradau tenai tada, kai irgi pačiam kilo klausimų savo, nes netenkino kažkokie gyvenimo klausimai, net buvo klausimai, kurie tuo metu nedavė ramybės, buvo dingęs, taip sakant, kryptis, kur judėt, praradau, taip sakant, norą kažką daryti. Susiduri kartais gyvenime su tokiais iššūkiais arba su santykių klausimais. Ir tada pradedi suvok, kad kaltinti kitus jau nebeužtenka, jau pavargsti nuo to. Tai nieko nebekeičia, pasirodo, jau reikia pačiam kažką daryti. Jo, ir tu supranti, kad tu ne tik tai darai blogą ne tik tai savo, bet darai jau pradedi aplinkinius tiesiog jau žalot. Ir paskui jau save pradedi tom žalot. Tai va tas klausimas ir buvo pagrindinis atėjimas į visą šitą reikalą, atėjimą į coachingą, susipažinti su savim, sužinot atsakymus, duoti juos savo, susigyventi su savim, susipažinti su savim, pažinti save, pamatyti save. Ir iš to išaugo noras toliau tobulėti ir nešt galbūt savo žinias, kai jau prisipildai, kad dalintis jomis su kitais žmonėmis. Ir tai esi coachingo specialistas, ar ne? Tai tas taip, aš studijavau coachingą, užbaigiau, toliau sėkmingai studijuoju, gilinu savo žinias tenai ir šiuo metu kaip ir coacheris dirbu, asmeninis treneris, teikiu savo paslaugas, taip pat žaidimus vedu, nes per tos metus jau 3,5 metų tai jau teko įvairių žaidimų pažaisti, suradau tai, kas buvo man labai arti. Ir va tos žaidimus aš vedu, 3 žaidimus. Kaip ten atsiradai? Atsiprašau, kad kaip, coachingas turi savo tam tikrus standartus, ar ne, bet kaip tavo gyvenime žaidimai atsirado, kaip tie transformacijos? Gyvenime atsirado žaidimai, va tame to pradiniam etape, kaip aš sakau, kai jūs jau jaučiat, kad kažkas jums kažkas ne tas, vat, nėra kažkokio gyvenimo džiaugsmo, dar kažkas atsiranda klausimai, kurie tiesiog neduoda ramybės ilgą laiką, jaučiat, kad gyvenimo kokybė pasikeitė, jau nebetenkinant kažkokių pokyčių norisi, tai va tai ir atsirado tie transformaciniai žaidimai kaip pirmas etapas, bent jau susipažinti, kas tai yra, nes jie leidžia tau per žaidimo prizmę pamatyti save ir leidžia biškį apgauti savo protą, nes protas galvoja, gerai, čia žaidimas, čia okei, aš tipo pasišalinu, tu čia pažaisk. Kritikas, kontrolierius šiek tiek atsipalaiduoja. Jo. Jis atsipalaiduoja ir tada mes galim taip biškį taip, per ten kitą įėjimą taip pataikyti, patekti pas savo pasąmonę ir pamatyti tą pasąmonę ir atrasti savo klausimus. Ir tame va tas ir grožis yra tų žaidimų, kad festivalio metu jūs galite pabandyti skirtingus žaidimus. Ir su vienu klausimu į kiekvieną žaidimą ateiti. Ir va čia wow efektas, kai jūs su viena užklausa ateinate 4 žaidimus arba 3 žaidimus ir jūs gaunat tokį atsakymą gilų, kad ajajai. Kiek tu jau asmeniškai, tikslaus skaičiaus turbūt nepasakysi, kiek jau esi išbandęs žaidimų?
Arba kiek Nu, pravertė ta žaidimai? prasme, mūsų tarpe, kurie žaidimai, va, nu, gal 9, 10, 9 arba 10, nu, iki 15 tikrai. Tiesiog šiuo metu supratau, kad buvo noras sukurti ir savo žaidimą, tai vat tas noras ilgai brendo, suradau savo autorę su Marija Narušė ir mes kartu vat sukūrėm tą žaidimą ir jis labai įdomus tame, kad mes visada gyvenam arba praeityje, arba ateityje, mūsų protas tai ten keliauja, o iš esmės mūsų visi klausimai sprendžiami čia ir dabar. Ir tas žaidimas vadinasi čia ir dabar, nes visus savo klausimus, netgi jeigu mes keliaujam į praeitį arba ieškom atsakymų praeitie, mes tai darom čia ir dabar. Ir mano žaidimas būtent tame ir pagristas, kad viskas, kas mūsų supo čia ir dabar, ir duoda tą atsakymą. Ir tame ir galima rasti atsakymą. Tiesiog reikia nustoti bėgti arba į priekį, nežiūrint, kur mes bėgam, arba nustoti žiūrėti vien tik tai į praeitį ir pasižiūrėti, kas aplink darosi. Ir o tada mes galim tą Tai gal gali atsakymą. net ir pasidalinti, bet kaip visas tas procesas gal net truputėlį to žaidimo vyks. Labai paprastas, Žmonėm tai kažką yra reikėtų žinoti, kažką būti ne pasiruošus, turi būti ant, kažkokia ant užklausa. tiek, Ką su tuo darysim? ant tiek paprastas mechanizmas, nes viskas, kas mūsų supo, reikia tik tai jūsų dėmesio. Tas, kas ateis į tą žaidimą, reikia tiesiog atkreipdėmėsi, kas jūs supa. Dėmesingumą, ne, tokį į Jo, nes ir dabar. Mhm. čia ir dabar, nes mes kartais ant tiek pabėgam į tą protą arba į praeitį arba į ateitį, kad mes tiesiog nejaučiam nei kūną, nei tai, kas vyksta aplink mus. Ir vat kada mes būtent to žaidimo pagalba biški pristabdom savo bėgimą, pasižiūrim į save, į savo aplinką, kas dedasi aplinkui, mes galim pajausti save, pajausti savo kūną, nes mūsų kūnas iš tikrųjų yra mūsų pats geriausias vedlys iš tikrųjų. Nes protas Kažkokia tik, tokia bus dalis ir to kūniško pajautimo, ar ne? taip, čia viskas yra per kūną, yra kortelės, kurios sugražins jūs būtent į kūną, kurios pasakys, kad atkreipit dėmesį, ką jūs jaučiat šitoj situacijoje, o apie ką jums tai sako. Nes aš visada sakau per visus savo žaidimus, visada atkreipkite dėmesį į savo kūną, kaip jis reaguoja į tai, ką jūs darot, į ką jūs sakot, ką jūs skaitot, ką jūs matot. Nes kūnas greičiausiai ir tiksliausiai pasako. Nes protas po to pradeda ten papildomai kažką dagalvot, statyt, prigalvot ir jūs jau, taip sakant, pabėgat nuo tos pirminio pajautimo. Ir dingsta tas pirminis pajautimas, dingsta ta tikroji emocija, tikras tas noras, ką iš tikrųjų jūs norit. Kiek kol tu kalbėjai, vis mačiau prieš tai, kad rankose kažką laikai, kaip Ne, kortelė. čia tiesiog rankose mėgstu, kaip čia iš žmogaus dizaino yra. Taip, kortelės tokius iš Tu kurso dar ir žmogaus paimto. dizaino specialistas esi, ar ne? Vat Taip. tiesiog šitą irgi galvoju, nepaminėjom. Tai su to, kaip suprantu, irgi lauks koks nors žaidimas naujas. Jo, su žmogaus dizainu yra noras, bet čia bus ne žaidimas, nes buvo koncepcija tokia, kad darys žaidimą, bet iš esmės žmogaus dizainas čia toks kaip treniruoklis bus, kad žmonės pabandytų pajaust, kas tai yra žmogaus dizainas. Nes kaip aš sakau, mes į kiekvieną žaidimą atnešam savo visada bagažą. Žmogaus dizainas sako apie tai, kad jūs atnešėte tą bagažą ir ar jūs pasiruošę esate tą bagažą paimti ir pastatyti, nes jis jums maišo judėti į priekį. Ir tai labai didelis visada yra klausimas visiems, ar mes pasiruošę kažką padėti ir daryti kažką iš naujo, naujai, visiškai. Labai fainai. Aš suprantu, kad mes dabar jau su tavo šitą informaciją jau tokį užmetam tą meškerę į tolimesnius, žinai, susitikimus. Taip. Tai tikrai kviesim visus ir tikrai pasidarysim tada atskirą dar Nes netgi. bus ir galiu vesti ne tik tai, kad ir žaidimą savo naują, bet ir padaryti masterclassą jo apie žmogaus dizainą, papasakoti apie tai. Nes ten, jeigu gilintis, tai galima įsigilinti ant tiek giliai, kad, nes žmogaus dizainas lygiai tas pats coachingas, tik tai gal biški kitaip. Ten, kaip ir kiekvienas žaidimas, tai nėra
ta piliulė, kurie viską sutvarko iki galo. Tai yra tik tai būdas pamatyti, kas tu esi ir koks yra klausimas viduje ir ką tu pasiruošęs padaryti dėl to. O jeigu grįžtam net ir į šio festivalio, tą čia ir dabar, ar ne, tą sutikimą, tai bus naudojamos kokios nors dar priemonės, ar tai yra daugiau tokio pokalbio klausimų, jau lyg tai Ne, susiminė. čia tai žaidimas yra sukurtas balanso ratas ir Bilso piramidės, jeigu taip žiūrėti, Keletas pagrindu jo. metodų. Taip, ir tenai yra kortos, kai bus ir padarytos metaforinės, keletą kaladžių bus. Jos padeda tiesiog, nes žmogui, pavyzdžiui, pagaut kažkokią mintį savo pajautimą, kartais vat, būtent tu kaip pati esi metaforinių kortų kūrėja, labai gerai supranti, kad tos kortos padeda kažką užčiop pagauti, tą idėją kažkokią pirminę, kad pamato, ir visada labai įdomu pamatyti, kai žmogus žiūri į vieną kortą ir kiekvienas žmogus mato labai skirtingai. Ir skirtingi pojūčiai visada yra, skirtingos detalės matomos. Kaip tu galvoji, kokiame vertė, kad mes tai, pavyzdžiui, darom ne asmeniniai tokioj, ne tik tai asmeniniai individualioj sesijoje, ar ne, bet prie stalo bus keletas žmonių. Vat ką daryti? Tai labai man patinka Ar dėl duos, to. ar varžys, kas čia bus? Oi, ne, tai kas man patinka, tai kad festivalis yra ta aplinka, kur saugiausia jūs galit savo klausimą išnagrinėti, nes, kaip aš sakau, prie žaidimo stalo susiduria ir susirenka tik tai tie žmonės, kurie ten turi atsidurti. Nėra atsitiktinių žmonių. Vat man tas patinka ir visada tai yra super tiesiog, nes prie stalo atsisėda, prie kiekvieno stalo, prie kiekvieno žaidimo ateina tie žmonės, kuriems tai šiuo metu yra reikalinga. Ir kuo jūs esate atviresni, to jūsų atsakymas bus aiškesnis jums. Nes visi kartais galvoja, čia aš kažką pasakysiu, apie mane kažką pagalvos. Žinokit, kad festivalis yra ir transformacinių žaidimų, taip sakant, moto taisyklės yra labai griežtos ir paprastos. Tai, kas vyksta žaidime ir lieka, nieks neneša tai į viešumą, nieks nepasakoja apie kitų žaidėjų kažkokios situacijos. Nes yra paprastas dalykas ir ekologiškas. Mes pasakojam tik tai, kas buvo mums šitame žaidime. Kiekvienas žaidėjas gali papasakoti tik tai apie tai, kas buvo jam. Ir tik tai tiek, kiek jis nori. Jūsų žaidimas visada prasideda tada, kai jūs atsisėdat prie stalo. Ne tik tai tada, kai jūs darot savo ėjimą. Jūs, kai atsisėdot prie stalo, pasibaigia skirtas laikas, atsistojot, tada jūsų žaidimas pasibaigia. Visą tą laiką jūs bendraujat su kitais žaidėjais, su vedėju, su žaidimu pagaliau. Ir visas tas procesas tai ir yra žaidimas. Ir tie santykiai, tie klausimai, nes kartais būna taip, kad į jūsų užklausą atsakote ne jūs, atsako kitas žmogus. Ir jūs tik tai, dieve, taigi mano klausimą atsakymą davė, ne aš, mano atsakymas. Ir tas būna pats įdomiausias momentas, kai žmonės sako, o kaip čia taip veikia, kad susirinkam ir mano klausimą atsakė kitas žmogus. Sakau, tai it's a magic. Ant kiek svarbu yra jo būti tame lauke, žinai, tos grupės lauke, nes pasirodo atsakymai iš visur jie eina tuo metu plaukia. Tai ir tame yra esmė, kad žmogus atėjęs į šitą žaidimą, mes visada pasakom apie tai, kad tai saugiausia vieta, kur jūs galite ant tiek atvirai, kiek jūs sau leidžiat. Tai nėra priverstinai, kad jūs turit ten visą savo dušą išklot ant stalo ir parodyti ir pasakyti. Visada yra sveiko, taip sakant, sveiki apribojimai. Jūs patys nustatot, ant kiek atviras jūs galit būti. Jaučiat, kad galit? Prašom. Tiesiog mes sakom, kad tą atvirumo lygį, kokį jūs pasirinksit, dažnai būna ir atsakymai. Jų gylis būna skirtingas. Ar reikia kažką, nes aš kartais gaunu klausimų, ar ne, tokių, kad arba kažkokio mini komentaro, kad galbūt nežinosiu, ką daryti, aš nesu buvęs, lyg ir kažkoks nesaugumo žmonėm jausmas, arba ten ieškosi gal su draugu ar su draugė ateiti, nes lyg ir, kažkaip ne visai jaukiai jausios, gal man reikės patarimo, gal man reikės palaikymo, bet ar reikia kažką šitam žaidimui, arba iš vis žaidimų festivaliui, bet galbūt net konkrečiai tavo žaidimui,
Ar reikia kažką mokėti, žinoti, ar sakau, ar būti kažkaip, nežinau, pasiruošus, kad jis galėtų sudalyvauti. Nu, tiesiog aš čia daugiau, aš žinau, kad ko gero to nereikia, bet noriu, vat, kad net ir tu šiek tiek nuramintum žmonės. Ką mes kviečiam, dėl ko verta jiems sudalyvauti ir kad nesibijotų. Verta jums sudalyvauti todėl, kad pajaus tą atmosferą visų pirma. Nes kai jūs ateinat, pirmas, matyt, pasidalymas būna po festivalio, žmonių sako, va, jie atėjo ant tiek šiltai, ant tiek gera ir ant tiek buvo viskas, nu, kaip šeimoj, sako, nu, kaip artimų draugų rate, nu, va, tą atmosferą pajaus, ant kiek šiltai, gerai tenai, va, festivaliai dėl to geri yra. Kažką mokėt, kažką žinot, ne, jūs ateikit patys, atneškit save. Tenai, kaip aš sakau, festivalis yra toks, kartais žmonės ateina, sako, aš vat planuoju, kad aš būsiu va čia ir va čia, o po to sako, o po to viskas buvo kitaip. Ir žinok, kaip gerai buvo, kad viskas buvo ne taip, kaip aš suplanavau. Tai vat tas ir įdomiausia būna. Ateit, kažką žinot, nereikia. Reikia atnešti save, būt geroj nuotaikoj. Nu, kartais gal nereikia daryti didelio makiažo, nes būna ašarų. Okay. Turėsim servetėlių, nieko tokio. Va. Kartais tai būna džiaugsmo ašaros. Kartais, aš sakau, tiesiog, kai mes susidurėm su savim, būna visokiausių variantų. Kai žmogus pagaliau supranta, kad, nu, būna ir tokių atvejų, kad, nu, dažnai gyventi gyvenimą galima. Ir jį galima gyventi tą gyvenimą džiaugsme. Ir tada būna tiesiog va tas va momentas, kai, o čia pasirodo, aš savo neleidau, to neleidau, o čia pasirodo galima. Taip galima. Nes visi, kas ateina į festivalį, vedėjai, žaidėjai, visi yra unikalūs, visi yra teisūs, visi gyvena savo gyvenimą teisingai. Taip, kaip reikia, taip, kaip jums reikia dabar. Nėra neteisingo gyvenimo, nėra klaidų, yra jūsų patirtis. Yra tik tai jūs visi esat unikalūs. Savaip gyvenat savo gyvenimą ir jis nėra nei klaidingas, nei niekinis, jis toks, kokis turi būti. Ir jūs jį gyvenat taip, kaip jūs mokat. Nei blogai, ne gerai, jūs tiesiog jį gyvenat. Nėra to vertinimo blogai, gerai. Čia jūsų gyvenimas ir jis toks, koks jis yra. Ir vat išmokt gyventi tą gyvenimą ir džiaugtis to gyvenimą, būti džiaugsme ir laimingai ir lengvai tai gyventi, vat tai padeda festivaliai, iš tikrųjų. Galima kaip minimum, aš šiaip čia šiek tiek pajuokausiu, kai sakai, toks kaip šeimos pojūtis ar tokia gera ramybė ir taip toliau. Aš atsimenu savo pirmosius įspūdžius, kai išeidinėjau kažkada, kada ten pirmus kartus, jau nežinau, prieš kiek šitų metų pabandžiau. Tai mano žodis buvo pagrindinis, kas tau už nugaras. Aš sakau, kosmos, kažkoks kosmosas. Man tai buvo kažkoks kosmosas. Nu, tai kad galima taip lengvai, bet to pačiu ir taip giliai pamatyti ir per vieną dieną, čia ypač tiem, kurie mėgsta ir daugiau kažkaip bandyti tos patirties įvairesnės gauti. Tai dar ir tiek daug visko išbandyti, tiesiog kiekvienam tam susitikime vis kitą žaidimą, ar ne, kažkokį tokį gauti, kitas įžvalgas. Tiesiog mano, tiesiog buvo žodžiai kosmosas. Tai aš galvoju, kad mums ta beveik gražia gaida, dar tavęs prašysiu kokio paskutinio žodžio to ar pakvietimo, ar paraginimo, bet galėtumėm kaip ir užbaigti, kad visų paslapčių neišduoti, kaip čia jau viskas ten vyks ir kiek bus smagu, tegul atvažiuoja, patys žmonės ateina ir pasibando. Kaunas, Lietuvos toks daugmaž centras, patogiai privažiuojamas, jeigu ne kamščiai. Tai tikrai kiekvienas džiugesy. Tai galbūt va tavo paskutinio, žinai, kokio sakinio, dėl ko tikrai jau ryžtis ir važiuoti ir galėsim pabaigti šiandien. Festivalis leis jums pajaust, kaip jūs gyvenat savo gyvenimą. Surast būdų, kaip jį pagerinti, kaip pakeist kažką, pamatyt, ką jūs norit pakeist. Ir va tas gyventi gyvenimą, išmokt gyventi jį gyventi. Ne mes jums pasakysim, jūs patys sugalvosit savo taisyklės, kaip jums gyventi. Jūs pradėsit suvokti, ką reiškia jūsų tas žodis gyventi gyvenimą. Ne mano, ne Redos, nei dar kažko, o būtent jūsų gyventi gyvenimą, ką jums reiškia gyventi gyvenimą. Ir va tas svarbiausia gal mano. Dėl to ir verta atvažiuoti.
Ačiū tau labai, Evgenijau, už tavo pasidalinimą. Labai džiaugiuosi, kad jau kelintą kartą pasimatysim su tavim. Žinau, kad tu Mm. toks mylėtojas, gerbėjas, nėra tiek daug galbūt, nežinau, čia kitam kartui jau gal paliksim. Mhm. Kur tie vyrukai? Ta prasme, ar tikrai dažniausiai kažkoks toks būna dažniau moteriškas kolektyvas, ar tik moterim reikia, ar dar čia vyrai truputėlį turi per kažkokius kitus savo barjerus praeiti, ar ne? Nu, vyrai kitaip, matyt, kitur ieško, yra gentis, tenai, vat, Vyram vyrai. tiktų. O gerai, tada dar čia pratęsiu šitą. Vyram šitas festivalis tinka, ar čia moterų festivalis yra? Ne, čia festivalis visiems, čia nėra skirtumo, kas jūs. Nes mūsų protas, mūsų galva pas visus vienodai dirba, gal biški ten yra skirtumų kažkokių, bet visiems yra tie patys klausimai. Žodžiu, Tai labai kad kviečiam moteris, labai kviečiam visus, bet tuo pačiu tikrai skatinam ir vyrus pasirodyti, nu, išbandyti kitokį būdą, vat, nu, be kažkokių čia baimių, kažkokių giliųjų. Tai ačiū tau labai, Evgenijau, kol kas ačiū tau. stabdau.